Nu, ir pabaiga. Pabaiga stovyklos. Ką aš galiu pasakyti? Kiekviena stovykla skirtinga. Labai skirtingi žmonės. Skirtingų gabumų, skirtingų talentų, skirtingų tikslų. Norai skirtingi. Tai labai įdomi patirtis. Ir pačiam mokymas kitokia kreivė ir žmonės, tikiuosi, išmoko kažko naudingo. Norisi padėkoti šeimai, kuri leidžia tai daryti. Egliai, kuri šiuo metu su 4 sergančiais bachuriukais. Dėkui Nikolai, kuris padėjo, nes vienam čia nekaip. Dėkui Laurinai, kuris nešė puikų vaibą ir leido stovyklai nenutrūkt trečią dieną, kai visi gavo trečią dieną treniruočių iš eilės ir dar pabėgiojom. Kitų metų, galbūt čia, galbūt kitur. Vasarą irgi. Lietuvoje turbūt kokius 3-4 kartus susimatysim. Gelam. Adios. Nesakau, ate, sakiau iki.